Jos, kaip chameleonės, gali virsti paauglėmis, merginomis pasimetusiomis jausmuose, visai svetimos profesijos darbuotojomis ar net klaidžiojančiomis sielomis. Tokios yra šių metų geriausios aktorės. Tai rodykit. Kaip aš tau rodyt? Nežinau. Nebent jūs mums meluojat, kad padarytumėt įspūdį. Angelina Daukaitė filme 9 žingsnis atliko paauglės Majos vaidmenį. Filmo herojė prieštaringai vertinama. Ją galima ir smerkti, ir tuo pačiu jos gailėti. Pati Angelina savo personažę pamilo ir tarsi su ja tapo draugėmis. Visada stengiausi ją suprasti, užjausti, pateisinti, empatizuotis kartu su ja ir labai daug dalykų kartu išgyvenom. Ir sukyla labai daug sentimentų prisiminus visą tą procesą ir mūsų draugystę. Nori aš tau tėvą iškviesiu. Bet tuo etapu, kurį kartu išgyvenom, aš iš jos gavau viską, ką galėjau pasiimti ir Maja iš manęs irgi gavo viską, ką aš jai galėjau duoti. Ir mes viena kitą išaugom, draugystės kartais baigėsi, filmai irgi. Ir su didelė meilė ir pagarba mes viena kitą paleidom. Bet nepaisant to, Maja visada turės labai specialią vietą mano širdutėje. Pagrindinė filmo Tu man nieko neprimeni aktorė Greta Grinevičiūtė iš savo herojės Elenos istorijos išmoko, jog reikia priimti likimą tokį, koks jis yra. Ir kad ne viskas gali būti taip, kaip planuosi. Sunkiausia galbūt visuomet yra dirbti su savimi, su savo nuostatomis, su savo baimėmis, su savo įsitikinimais. Visada yra sunku galbūt priimti kitų žmonių pasitikėjimą, nes yra nuolatinis velniukas, kuris sėdi tavyje ir sako, negana, dar reikia kažko, surask, nepakankamai. Nežinau, aš tiesiog įpratus būti laisva. O mes šiaip ir nekalbėjom, kaip čia viskas yra tarp mūsų. Filmavimų metu, kadangi aš pati esu iš šokio lauko, man buvo didelis iššūkis surasti kitą kūno kalbą, kaip šokėjai, Elenai, kokia jinai gali būti, kaip jinai gali judėti kažkaip kitaip, kaip aš nejudu. Kodėl? Nes balerinos taip neatrodo, Dovydai. Tai, kad turėtum žvaigždžių ligą, visų pirma turi būti žvaigždė. Tai čia, žinot, kito labai toli. Filme 9 žingsnis paauglę Ievą vaidinusi Gerda Čiuraitė sako, jog jai teko užduotis parodyti vaiko skausmą ir intraverto žmogaus spalvas. Be to buvo iššūkis sugrįžti į paauglystę. Man daug metų, dabar 32 ir aš kai gavau vaidmenį, man buvo 28 ir aš vaidinau 17 metį. Tai tikrai reikėjo laiku atgal grįžti ir bevaidinant tikrai atjaunėjau, nes yra mintis ir tada psichofizika taip veikia, kad tu mastai ir tada kūnas reaguoja į tavo mintį. Tai labai įdomu tai buvo, kad tikrai tapau jaunesnė su šituo personažu. Niekada neakcentuoju savo amžiaus ir kai sužinojo, tai visiems buvo ganėtinas šokas. Kaip jinai 28 metai ar ten 7, kaip jinai suvaidins tą vaiką, mergaitę, paauglę. Ir tai prisimenu Raukšlę tiesiog, šitą labai gerai prisimenu, kalbuosi su režisieriu ir taip laikau, kad čia nesimatytų, kad esu amžiai. Tu mane palikai. Tėte, negėda tau. Žiūrėk, kaip tu atrodai. Tu man šlykštus esi, aš tiesiog nekenčiu. Labai geras vaidmuo, man tai labai patiko, nes aš mokiausi metus dar valtorną groti. Čia tas yra, ko to nepasakai, tai per meną bandai išreikšti. Tai režisierė Irma sugalvojo, kad tai yra valtorna ir aš labai ilgai kankinausi. Sidabrinės gervės laimėtoja Laima Akstinaitė šiuose apdovanojimuose minima 2 kartus. Ir kaip antro plano, ir kaip pagrindinė filmo aktorė. Pastarąjį vaidmenį atliko filme Čiulbanti siela, jos herojė šviesiaplaukė. Tikriausiai, kas matėte filmą, pastebėjote, kad pagrindinį vaidmenį ten visgi atlieka gamta. Tai kai kūriau šį vaidmenį, turbūt man kaip aktoriai pagrindinis mano energijos šaltinis ir buvo gamta. Aš labai stengiausi kažkaip į ją įsiklausyti, ją pajausti, pabandyti ją pažvelgti to laikmečio akim. Su begalinė pagarba, su pasitikėjimu ir išmokti, kaip būti su ja išvien, bet jai netrukdyti. Kasgi man supins,
Rūtų vainikėlį, kasgi man kenkis, bėruoju širgelį. Atrodo, kad kažkokia maža dalelytė gebėjau prisiliesti prie to neįvardyjamo visatos kvėpavimo. Saulė motulė, sukraus man šarvelį, žvaigždės seselė, nuopenis vainikėlį. Penktoji šios nominacijos aktorė Velta Žygurė, atlikdama Jolantos vaidmenį filme 5,5 meilės istorijos viename Vilniaus bute, įsikūnijo į namų tvarkytojos kasdienybę. Tada, kad aš gavau pirmą kartą skaityti scenarijų, mano personalas buvo kitoks. Ir paskui atsirado ir latviškos dainos, ir mano istorija, kad Jolanta persikėlė iš Latvijos. Man pasidarė bloga, aš išėjau anksčiau. Čia Janušas atėjo daiktų. I'm very sorry. This way. Buvo labai gražus laikas, labai gražus mūsų bendradarbiavimas ir aš esu labai dėkinga likimui už tokį dalyką. Kur skauda? Jokūbai, pasakyk ką nors. Kurios iš šių aktorių vardas birželio 9 dieną bus įrašytas į lietuviško kino istoriją. Aš nežinau. Galėtum ir tu pasistengti. Man gerai, kaip buvo. Gerai, bet neaišku. Kas? Absoliučiai niekas. Kasgi man atskirs, dėdelį dalalį, kasgi man sukraus, dėdelį šarvelį.